Nu ką, sniegučio iš biuro iškrito nemažai ir jau reikėjo išsitraukti net pamirštą sniego kastuvą. Aš kaip ir kiekvienais metais, kada iškrenta pirmas sniegas, tai iš karto ženklas yra, kad laikas suruošti gėrio į lesyklėles. O gėris tas pats, tie patys miežiai, kurie čia užaugę buvusiam stadione. Ir vietoj to, kad aš pirkčiau kokius tai šituos rutuliukus, kur pardavinėja parduotuvėje kaip lesalą paukščiams, tai aš juos pats pasidarau iš tų avių, kurios pasiskerdžiau savo maistui. Taukai irgi yra panaudojami virtuvėje, o taipogi vėlgi tas pats produktas, žiedinė ekonomika, viskas ratu, save palaikant, sugrįžta ir į lesyklėles. Tai va, mano jau ne vieną seriją rodžiau apie šitą iš Kubos parvežtą kokį tai, nežinau, čia ne kokosas, kažkokia tai vaisius kieto kaušas, kuris puikiai tarnauja vat, būtent tokiam lesaliukui paukščiams. Ir vėl papildysiu interaktyvėje ir kokosą, tai kad čia paukšteliai judėtų labai smarkiai. Dar neturiu lašinukų, būtinai nerūkytų ir nesūdytų. Tiesiog žalių lašinukų nupirkit ir pakabinkit irgi, kad paukšteliai galėtų palesti nuolat. Kada pradedi maitinti, negali sustoti. Tiesiog tada jau pasiryžti iki pat pavasario ar iki tada, kai jau pilnai nutirpsa sniegas, kada jau paukščiai gali kitur susirasti maisto, privalai maitinti. Tai aš taip kaip ir kiekvieną žiemą pasiryžęs daryti. Tad dabar užpildyti lesyklėles skaniaisiais miežiais su taukais. Neatsimenu kas, bet atvežė išardytas vaikiškas lovelės groteles, šonus. Ir aš ilgai galvojau, nu kur jas galiu pritaikyti. Ir pastaruoju metu vis mintyse sukinėjosi toks pamąstymas, kad juk kaip ir avių pašiūriai nėra ten normalių ėdžių. Jos tiesiog iš lovio pavalgo miltukus, paėda tos miltukus su burokais, o šieną eina dienos metu į lauką valgyti. Tai galvoju, gal visai būtų neblogai, kad ir dar nakčiai įdėti ir to pačio šieno. Tad tarpeliai yra labai nedideli ir galvoju, na, čia jos savo snukučių neprakiš, tai trupučiai paretinau taip, kad būtų galima lengviau įkišti snukutį ir va taip išsipešti savo norimą kiekį šieno. Bet dar vienas momentas. Viskas čia labai liauna. O aš jau pasimokiau per kurį tai laiką, kad avis iš tikrųjų moka puikiai griauti irgi įvairius dalykus. Ir pašiūriai tikrai ne kartą yra surodęs, kaip ir tas pats Ramonas tenais ir lentų yra išmušęs ne kartą. Tai galvoju, kad vis tiek kažkaip tai jie ir jos sugalvoja, kaip čia galima būtų pagriauti, pasikasyti dar visaip ir taip lūžta daiktai tenais, jeigu nestiprus. Tai kada vasarą ardžiau lempierkas, nuo vasaros virtuvėse ten esančių durų ir liko tos lempierkos. Nu, aišku, neišmečiau. Nu, nemeti čia kaime nieko beveik. Ir pagalvojau, padarysiu remelį, sustiprinsiu
kai kuriuose vietose irgi su lempierkom, su medvaršiai susuksiu ir manau, kad turėtų laikyti. Dar reikia pagalvoti iki to laiko, kaip tvirtinti, bet manau, kad su sekančiu žingsniu, kai padarysiu sustiprinimą, parodysiu, ką sumasčiau. Škudės, mūsų baltiškoji avių rūšis, yra labai ypatinga, bet tuo pačiu ir labai paprasta. Neišranki, baisiai atspari, baisiai, bet ta prasme labai atspari ligoms ir veda vaikus asinchroniškai, ta prasme gali poruotis bet kurio metų laiku ir į 2 metus gali net 3 vadas turėti. Ir mažiukas, kai atsiveda mažą eriuką, jisai, jeigu, sakykime, lauke ten nėra baisių minusų, bet kad ir keli minus laipsniai, skuodžia į lauką ir nereikia su jokiais buteliukais stovėti ir jo. Tai kaip minėjau, kad jos yra rytiniai ir jos savo patogiai ėda iš vidaus. Kai ateina metas, aš rulį paverčiu, išorinį sluoksnį į kompostą, kuris, kaip sakant, gavęs lietaus, gavęs sniego, o viduj taigi sausa ir avės mielai ėda. Čia kaip buvo likę rulių, ten kompostuojame praeitą žiemą, jie iš 1 metų, tai reiškia už praeitų metų. Ir kai praeitais metais suvežėme ten į krūvą tiesiog kompostavimui, tai praeitą žiemą aš stebėjau. Šviežau šieno ruliai padėti, neina, neėda, pačios eina į seną šieną ir lapnoja, ilgiausiai lapnoja, o po to tik tai pradėjo šviežų ėsti. Aš labai stebėjausi. Įdomu stebėti ir jo gyvybės daugėja, o kaip norėjau pasidžiaugti iš vaikiškas lovytės, gavosi puikiausias ėdžias. Galvojau, čia visokies galimybės, sakau, sukalti, bet galvoju, reikia, kad būtų mobilų. Labai lengvai padariau, kad išsitrauktų, o čia, kad galėtų irgi prieiti iš šono, tai paėmiau seną lyną. Čia dėl to, kad sutvirtinta yra, perpyniau per tas štaketukus ir nutempiau į kraštus ir su tokiais senais tvirtinimais visai gerai čia prisitvirtino. O čia Gražina ir vakar Gražina atsivedė tokią mažą, gražią, juodą avytę. Vakar iš tikrųjų ne tik Gražina atsivedė, bet dar kita avytė, tai vakar dar 2 eriukai atsirado. Bet sakau, stebėtina. Viena motina jau išlėkė, mačiau jau nuo pat ryto laksto ir tas vakar gimęs, bet Gražina kažkaip tai savo nelabai jau lenda lauk. Mačiau, buvo irgi ryte išlindus, bet grįžo atgal, nes nors ir lauke plus 3 laipsniai, bet truputį snyguriuoja, o avės laukia, kada aš dingsiu nuo ekrano ir jos galės čia sukinėtis. Biškį parupšnoja, papešioja iš tų rulių ir vėl įlenda. Ir taip iki vakaro, kada aš ateisiu su jų mėgstamais miltukais. Čia tusovčikai gali biškį netaip suprasti. bet čia mano tusovkė yra su avim paprastais miežiniais miltukais, su skaniaisiais gyvuliniais burokais. Na, aš manau, kad joms skanu, nes lapnoja tai tikrai. Nu ką, va taip dar vienas dalykėlis padarytas. O dėl to, kad sniegas taip labai smarkiai išsismarkavo čia, tai prie plokščių turbūt aš neprieisiu, kol nenuleis sniego. Bet yra tokių visokiausių paruošiamųjų darbelių dar, kuriuos reikia atlikti, ir be abejo, jos parodysiu vėliau.
Atvykus svečiams, viena iš tokių lankytinų vietų yra tai atvykti į Panemunės miestelį. Mano žiniom tai yra oficialiai pats mažiausias miestas Lietuvoje. Nežinau, ar tai reikėtų pasitikrinti, bet taip esu skaitęs kažkur tai. Bet įdomu yra pamatyti Karalienės Luizės tilto vartų likutį jau Rusijos pusėje, o pats tiltas, aišku, buvo subombarduotas ir vėl naujai pastatytas. Garsioji ruso fašistų Zetke ir jų trispalvė. Taip, teko dar kokiais 2019 metais su draugais padaryti turą, kada buvo paleistos vizos 5 dienas, tai mes su draugais ilgai nelaukę šoktelėjom ir padarėm turą nuo Nidos, Zelenogradskas. Aš jau ten tų visų miestų pavadinimų ir ypač tų rusiškų, net liežuvis lūžta sakyti, nors aš puikiai moku rusų kalbą, bet vien iš pagarbos istorijai ir istoriniams vardams, kaip man liežuvis lūžta sakyti Sovietskas. Čia Tilžė, Memelendo sostinė, pagrindinis miestas, nors ir pagalvotumėt, kad Memelentai kilę nuo Klaipėdos, bet ne, tai yra kilę dėl to, kad vokiškai Nemunas yra Memel. Ir taip susirišę vardai. O Tilžė tikrai gražus miestas, na bent jau tas vokiškas palikimas, ne vokiškas, prūsiškas. Vis tiek tenais ir didelė dalis ir lietuvninkų gyveno. Ir dabar aš turbūt neįsiplėsiu į tas istorijos niuansus. Nemažai ką žinot, o kas norit, be abejo, visada galit detaliai pasiklausyti. Tikrai įdomių pokalbių ir knygų yra, žmonių, kurie tikrai giliau žino šitos niuansus. Aš tiesiog kiek pasidomiu, tai taip, sakykime, tas bendrasis išsilavinimas yra. Bet tai vat, viena iš tų vietelių, sakau, yra visada visiems įdomu pamatyti ir patirti tą jausmą, kaip atrodo, tik upė skiria, bet kultūros atžvilgių ir istorijos atžvilgių mes esam šviesmečiais vieni nuo kitų. Tai, kaip dar kartą pasikartosiu, tas nedidelis fizinis barjeras, bet kultūriškai yra labai, labai didelis pokytis. Tad tokią gražią dieną pasivažinėsim dar truputį po mažąją Lietuvą. Per savo keliones atvykom netgi į Kudirkos naumestį, į Suvalkiją, visai vėl Karaliaučiaus kraštas visai šalia. Bet už mano nugaros, aš vaikystėj dar mažas, kada mama dirbo tolimųjų reisų konduktorė. Ir su ją atsimenu, kaip čia atvažiavom. Ir pirmą kartą vaikas pamačiau šitas įspūdingas Prano Sederavičiaus skulptūras, kurios nebuvo paliestas net ir sovietiniais laikais. Turint omeny, kad tai yra ir Maironis gale matom, aš spėju, ir Darius ir Girėnas, ir čia turbūt gal ir pats Kudirka. Ne, Kudirka ten, Vytautas, Galiūnai, įvairūs, įspūdingai. Man yra tai įspūdinga, tai yra mano akimis toksai vėlgi liaudės primityvus menas, kuris irgi turi vietą meno pasaulyje ir man asmeniškai tas naivus truputį menas, jisai, aš turiu jam savo simpatijų, bet tai yra mano asmeninis požiūris.
Tad keliaukit po Lietuvą, pamatykit visokių įdomių dalykėlių ir rekomenduoju užsukti būtinai Kudirkos naumiestyje prie įspūdingų Prano Sederavičiaus skulptūrų. Pagaliau vasaros virtuviai jau grindys nugruntuotos, surūštos ir lauke vėl atėjo rudenio orai, sniego tik tai kur ne kur likučiai, bet iš dalies man tai yra pliusas, nes aš galiu vėl pajudėti su plokštėm. Tai dabar viena plokštė jau paruošta atlupimui nuo to MDF plokščių, pjaustyti, lupti, kaip įmanoma greičiau reikia vėl suruošti, nes kai temperatūra žemesnė, tai be abejo klijų džiūvimo laikas ilgesnis. Tai vėlgi išsitęs visas darbo procesas ganėtinai ilgai, tai kol grindis užklijuosiu ir grindų klijai su stangrės. Aišku, jie ten džius dar ilgai, bet kad ant jų vaikščioti ir tolesnius darbus daryti, tai vienaip ar kitaip turiu paskubėti dabar kaip įmanoma daugiau to ploto užsidengti, palikti dienai kitai ir po to jau galima judėti bus su likusiu plotu ir pereiti link sienų. Viską matysit procese. Štai ir pirmas plotelis priklijuotas, porą likučių gilduose, nelipk čia, nelipk. Pirmas plotelis priklijuotas ir netgi likučiai, o po kriauklę ten jau tikrai patės nuopjovas liks, norisi tą bendrą plotą susiformuoti iš didesnių plotų, didesnių plokščių ir jau čia pripjoviau vieną tokį plotelį. Ir kažkaip taip senam trapui pritaikiau skylę. Tai va, dabar keliausiu į šitą pusę ir lauke truputį krapnoja, bet, kaip ten sako, ne iš cukraus padarytas, kad čia tirpčiau dabar nuo vandens. Taip, bene paskutinė planuojama naudoti plokštę vasaros virtuviai, o šitas gėris liks rezervams, nes viloj yra juk antras aukštas, o ten bus ir ta pati virtuvė, dar dvi netgi. Bus ir tų vonių, kur reikės tų plokščių ir pasilikau čia tokias, kurios mano skoniui atrodo ten būtų tinkamiausios. Ir dabar, kaip ir sakiau, per tą krapnuojantį lietutį, gal prieš tai, kaip joviau aną plokštės dalį, čia laukia netgi dar fainiau, nei prisimenant vasarą, kaip dulkių kalnai kilo, debesis kilo. O kai yra truputį drėgmės, mažiau, ir ką, daug nešnekėt čia, reikia imti ir daryti ir judėti link pabaigos su ta vasaros virtuvė. Tiek daug šnekėta, tiek daug atidėliota. Taip, einu ruoštis, matuotis ir parodysiu, kas gaunasi.
kameroje taip neatrodo, bet jau tuoj 5 ir tuoj sutems. Dienelė išgaravo, oi, neišpasakytai, greitai, o aš čia kaip koks malūnininkas, visas dulkėse, nes šitas buvo gražiai išpjautas, kaip jau rodžiau, o su šituo tai čia buvo reikalų tam, kad susivesti, nes čia siena biški banguojanti tokia ir dar sugalvojau, kad ir iki kampo gražiai nueito tokį įleidimą, tai čia be skaičiaus, kiek tu pakelk, pridėk, nušveik, pašveisk, vėl patrauk, padėk ir taip, kaip koks, nežinau, cirkininkas, čia cirkinaus malūnininkas ir va, ir taip lekia. Tai turbūt nežinau, ar šiandien aš čia beklijuosiu, gal, nežinau, pirmą reikia eiti jau avis susivaryti, nes tuoj sutems ir pamastysiu, ar čia pasibaigti, bet vienok. Tokie judesiai pas mane, aš kaip visada noriu padėkoti jums už pridedamus nykščius, parašomus komentarus, tai pasidalinant šią ar ankstesniam serijom su savo draugais, paremant. Be abejo, kam nesunku, visos nuorodos aprašyme, Contribui, Revolut ar Patreon platformose, keli eurai jums per mėnesį nieko nekainuoja, o nieko daug nepasijus, o man tai yra didžiulė paskata. Sakau dėkui dar kartą už viską ir sakau iki sekančios serijos.